Labą dieną, mano vardas Darius, aš esu nekilnojamo turto brokeris. Šiandien noriu Jums aprodyti parduodamą 3 kambarių butą, kuris yra Klaipėdos mieste, Sausio 15 gatvėje, visai šalia senamiesčio. Tai einam aprodysiu pačią aplinką, kur randasi pats parduodamas butas ir užeisime pasižvalgyti patį butą. Parduodamas butas yra 10 aukštų daugiabutyje, 10 aukšte. Tai iš buto tikrai atsiveria gražus panoraminis vaizdas, matosi marios, senamiestis. Namas turi atskirą privatų kiemą, jį galima patekti tik per šlagbaumą. Šiame kieme gali parkuotis tik šio namo gyventojai. Namas yra pilnai renovuotas 2015 metais, renovacija yra pilnai išmokėta. Visai šalia namo yra įrengta lauko treniruoklių aikštelė, taip pat yra krepšinio aikštelė. Už krepšinio aikštelės yra vaikų žaidimo aikštelė. Tai tiek suaugusiems, tiek vaikams čia tikrai bus ką veikti. Pati aplinka yra rami, namas yra šiek tiek giliau nuo pagrindinės gatvės. Susisiekimas su visų miestu ypatingai patogus, nes visai šalia Taikos prospektas. Aplinkui daug mokyklų, vaikų darželių, prekybos centrų. Visai netoli yra parkas, žodžiu, gyvenimui vieta yra labai patogi. Aplink namą taip pat yra naujai suklotos trinkelės, auga subrendę medžiai. Namą administruoja bendrija Senamiesčio varpas. Tai užeikim, pasižvalgysime butą. Užėjus į butą iš karto patenkam į prieškambarį, kuris yra apjungtas kartu su svetainė. Prieškambarį yra erdvi sieninė spinta lauko drabužiams susidėti, suoliukas ir komoda. Toliau svetainė. Svetainėje yra balkonas. Balkonas yra įstiklintas. Per balkono langus matosi marios, bus galima stebėti praplaukiančius laivus. Svetainėje esančių baldų nebus, savininkai juos pasims. Tai konkrečiai būtų sofa, kavos staliukas ir kilimas. TV staliukas, spintelė lieka, televizoriaus nebus. Toliau čia yra praėjimas į virtuvę. Virtuvė tikrai labai erdvi. Virtuvėje lieka viskas. Yra sumontuota visa virtuvės technika. Orkaitė, dujinė kaitlentė, gartraukis. Čia yra indaplovė, šaldytuvas su šaldikliu. Taip pat lieka mikrobangė ir kavos aparatas. Per virtuvės langą taip pat matosi marios. Toliau tiesiai dvejos durys, vienas iš jų būtų į vonios kambarį. Vonios kambarys yra pilnai suremontuotas prieš metus. Yra skalbimo mašina kartu su džiovyklė 2 viename, ji taip pat lieka. Yra rankšluosčių džiovyklė, dušo kabina. Tualetas būtų atskirai. Toliau tėvų miegamasis. Miegamajame lieka lova, naktiniai staliukai. Taip pat yra sumontuota sieninė spinta. Televizoriaus nebus. Ir vaiko kambarys. Vaiko kambarys taip pat buvo kosmetiškai suremontuotas prieš metus. Vaiko kambaryje lieka visi baldai. Yra lova, taip pat yra spinta, rašomasis stalas, kėdė, kilimą žmonės pasiims. Per vaiko kambario langus taip pat matosi marios.
Tai toks 3 kambarių būtas yra šiuo metu parduodamas Klaipėdos mieste. Visiems, kam įdomu, skambinkit nurodytų telefonu, atvyksit ir apsižiūrėsit gyvai. Iki susimatymo.